neurologijos skyrius dabar jau tampa ne tik tai Alytaus ligoninės, Alytaus miesto, rajono centro, jis dabar tampa Pietų Lietuvos neurologijos centro, nes įsigijus magnetinį rezonansą, įgijus turint kompiuterinę tomografiją, bei visumoje turint gerą bazę, pas mus dabar ligoniai gydomi iš viso Pietų Lietuvos regiono. O paskutiniu metu mes jau tampam ir insultų centru. Tai netgi greitosios dabar jau ligonius veža ne į, sakysim, Lazdijus, Varėnos ligonę, bet tiesiogiai, ne į Druskininkus, bet tiesiogiai veža čia. Ir mes sutikėm galimą kvalifikuotą pagalbą. Galbūt turite dalykų nusimatę, kurie būtini šiam, kitiems skyriam ligoninėje? Medicina nestovi vietoje, jinai gal kaip niekas kitas progresuoja. Ir ne veltui mūsų daktarai, dabar beveik visi moka užsienio kalbas, važinėjom po užsienį, žiūrim, kaip kitose klinikose norėtųsi, kad būtų bent Lietuvoje vienas iš pavyzdinių tokių skyrių bent norėtųsi, tai čia ir siektina toks dalykas. Norėtų, kad kiekvienas gydytojas turėtų po kompiuterį, nes einam prie elektroninių receptų rašymų. Visos formos irgi, viskas pildoma dabar elektroninėje erdvėje. Pagal Lietuva-Šveicarijos bendradarbiavimo programą nėščiųjų gimdyvių ir naujagimių sveikatos gerinimas Lietuvoje. Vyksta jisai Lietuvoje nuo 2009 metų. Pagal šitą programą mes gavom 35 pozicijų, 52 vienetus įvairios aparatūros, tai kardiotokografai, echoskopai, po to gimus naujagimio stebėjimo ir priežiūros įvairūs aparatai, kurie būtinis, jeigu sergantis naujagimis. Taip pat toliau operaciniai gavom naujus prietaisus, taip pat echoskopą naują gavom, kad galėčiau vardinti. Visi žinom, kaip kokios lėšos skiriamos sveikatos apsaugai, tai jeigu ne šita programa, mes būtumėm jų nematę dar ilgai. O jie buvo būtini, norint. Tai šitas projektas taip ir vadinasi, kad bent kiek priartėti prie Vakarų Europos. Medicina persiverčia per 5-7 metus. Ir kas 5-7 metai, viską vėl reikia iš naujo. Ir nuo to niekur nepabėgsi. Alytaus apskrities Kudirkos ligoninė, rūpindamasi nėščių naujagimių ir gimdyvių priežiūrą, išties turėjo puikią galimybę dalyvauti dar vienoje Šveicarijos bendradarbiavimo programoje. Tai yra alternatyvių technologijų įdiegimas. Būtent buvo įrengta fotovoltinė elektrinė, buvo įrengti šiltam vandeniui pašildyti saulės kolektoriai bei šilumos siurbliai. Taip pat patobulintos šios programos lėšomis buvo patobulinti tam tikri inžineriniai įrengimai, inžinerinės sistemos. Tai būtent vėdinimo sistema, buvo įrengtas puikus patalpose ir palatose apšvietimas. Taip pat buvo įrengti, sumontuoti nauji efektyvūs langai ir durys. Tai iš tikrųjų pagerino labai bendrą aplinką palatose, tą pajunta tiek įstaigos darbuotojai, tiek nėščiosios gimdyvės ir be jokios abejonės naujagimiai gali mėgautis tą puikia gera atmosfera. Be abejo, planuose šimtmečių yra suplanuota užbaigti visą gydomosios dalies renovaciją. Šiandien laukia chirurgijos skyrius, dalis ortopedijos, traumatologijos, jau laukia renovuoti atnaujinimų, taip pat turime sumanymų praplėsti, pakeisti mūsų teritorijoje esančius senas Kudirkos amžinatilsio sodintas obelis, atnaujinti sodą, užsodinti papildomus plotus, kurie atsilaisvino po kapitalinių nugriautų kapitališkai nepastovių garažų. Ir taip pat šiandien jau, manau, kad jūs turite šiandien priemonės filmavimo ant stogų, galite pastebėti konventerių saulės.